Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes darysime pritūpimo mechaniką. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Tai ką mes šiandien darysime? Mes bandysime mažinti mūsų aukštį taip, kad tai atrodytų, kad mes pritūpiam. Tai jeigu aš paimsiu ir tiesiog sumažinsiu aukštį, jūs galite pastebėti, kad playerio pivot pointas pas mus taip ir lieka apačioje, bet mažėja tik aukštis. Tai mes turime kažką padaryti, kad viskas veiktų normaliai ir nebūtų tokios problemos. Tai mes turime ir centrą nuleisti, ir sumažinti mūsų aukštį, ir taip pat nuleisti kamerą. Tai dabar ir padarysime. Sukursime naują skriptą, kurį pavadinsime player crouch. Na ir tam, kad veiktų tas skriptas, mums reikalingas kaip gravitacijos skriptas, taip pat ir paprastas character controller skriptas. Toliau į išorę mes galime atiduoti informaciją apie tai, ar playeris pas mus pritūpęs ar ne. Na ir aprašysim reikalingus parametrus. Tai pas mus bus du aukščiai, kai mes pritūpiam ir kai mes stovim. Ir taip pat pritūpimo greitis. Taip pat galim nurodyti range to greičio. Kai prisimenate, mes taip pat turim stumti kamerą iš viršaus žemyn, tai nurodysim taip pat, kokį atstumą kamera turės nuo viršaus. Ir dėl to, kad tą informaciją mes norim atiduoti dar į išorę, kad priešai galėtų vėliau taikyti su galva, tai padarysime tą parametrą public. Ir pasakysim, kad tas parametras pas mus bus 0,05. Na ir taip pat čia aprašysime 3 komponentus, kurie mums bus reikalingi. Tai pas mus bus character controlleris, gravity controlleris ir taip pat transform komponentas. Tai tas objektas, kur pas mus yra kamera. Na ir veikia, mes viską gausime. Ir kaip matote, mes galim ištraukti transform komponentą iš mūsų view. Ir toliau starte mes nurodysim, kokie pas mus turi būti parametrai. Mes nurodysim, kad playeris pradžioje turi pas mus stovėti. Ir mes parašysime funkciją, naudojant kurią galėsime nurodyti aukštį mūsų playerio. Gal būtų geriau net parašyti set height. Tai mes keičiam aukštį, taip pat iškart keičiam ir centrą, kur jis turi būti, ir nurodome, o kur turi būti mūsų kamera, kad kamera judėtų kartu su playeriu. Tai mes sakysime, kad mes dabar stovim, nurodysim, kad mūsų dabartinis aukštis yra toks, koks turi būti, kai mes stovim, ir nurodome set height. Ir tą funkciją mes iškviesime starte. Ir liko aprašyti patį pritūpimą. Mes pažiūrėsime, ar spaudžiam crouch mygtuką ir tada patikrinsim. Jeigu mes spaudžiam pritūpimo mygtuką ir stovim ant žemės, mes negalim pritūpti, jeigu mes ore. Tai mes tada iškart galim nurodyti, kad mes pritūpiam. Ir tol, kol dabartinis aukštis pas mus yra daugiau negu pritūpimo aukštis, mes jį mažinsime. Ir papildomai padarysime mapmax tam, kad negalima būtų padaryti aukštį mažesnį negu mūsų pritūpimo aukštis. O priešingu atveju mes bandysime atsistoti. Tai jei mes nespaudžiam tą mygtuką, bet vis dar sėdim, tai bandysime atsistoti. Kai mūsų aukštis bus toks kaip stovimo aukštis, tai mes jau nebūsime pritūpę. Pažiūrėsime dabar, kaip tai veikia. Galim paimti tą skriptą ir užmesti tą skriptą ant mūsų playerio. Ir dabar mes turime prieiti prie nustatymų ir nurodyti inputą crouch, nes jis pas mus nenurodytas. Tai einame prie project settings ir pereinam prie input manager. Size pakeisime į 31 ir atsiras pas mus dar vienas papildomas laukas, kur mes galėsime įrašyti mūsų žodį crouch. Lygiai taip pat, kaip pas mus jis buvo parašytas čia. Type nurodysim kaip i or mouse button. Ir axis galim pagal nutylėjimą tiesiog parašyti X. Ir dabar pas mus bus positive button, tai left control. Ir viskas. Daugiau čia nieko nereikia daryti, galim tą langą uždaryti ir paleisti mūsų žaidimą. Ir dabar, jeigu aš paspausiu control, tai kaip matote, mano playeris pritūpia. Atspausiu, jis gali atsistoti. Tai viskas atrodo kaip ir veikia, bet dabar padarysime dar vieną dalyką. Aš sukursiu kubą virš mano playerio ir pabandysiu dabar pritūpti. Ir pažiūrėsim, kas pas mus bus. Aš galiu pritūpti, virš manęs yra kubas ir aš galiu į tą kubą atgal atsistoti. Tai nieks neuždraudžia man atsistoti. Ir galim iškart pakeisti kameros nustatymus, kad galima būtų tą kubą matyti. Tai pasirenkam main kamerą ir čia, kur pas mus yra clipping planes, mes galim near pažymėti kaip 0.01. Ir dabar, jeigu mes pritūpsime, jau turi matyti kubą iš apačios.
Tai dabar mes viduj kubų pritupėm ir matom jį virš galvos. Bet kai bandom atstoti, įeinam į tą kubą. Tai dabar ir ištaisysime. Tai mes sukursime playeriui naują sluoksnį ir žiūrėsime visus kitus sluoksnius išskyrus playerio sluoksnį. Jei mes paliečiam kažkokį objektą, tai toliau atstoti negalim. Tai spaudžiame ant layer ir mygtuką add layer. Ir čia, kur yra laisva vieta, rašome player. Ir galim paspausti enter. Toliau, jeigu grįžtame prie playerio, tai čia layer iškart turim pakeisti į sluoksnį, kuris pas mus atsirado, tai į sluoksnį player. Ir sakysime, kad pakeisim tik tą objektą. Ir pakeisime dabar truputį ir player skriptą. Visų pirma, nurodysim, kad mums čia reikalingi ir kiti skriptukai. Tai Gravity kontroleris pas mus bus reikalingas. Ir taip pat mums bus reikalingas toks komponentas, kurį mes dabar parašėme. Tai player crouching. Ir tą crouch iškart čia gauname. Taip pat truputį toliau nuo komponentų mes aprašysime playerio sluoksnį. Irgi aprašome tai kaip pildą ir nustatysime iš išorės. Jeigu mes grįžtame atgal, matom, kad atsirado crouch. Tai tą crouch ir paimsime. Ir čia nustatysime player layer maską. Ir dabar grįžtame prie mūsų crouch skripto ir čia aprašysime visus kitus dalykus. Tai mes parašysime metodą, naudojant kurį galėsim pažiūrėti, ar galva užblokuota ar ne. Tai mes darysime sphere castą, mes paimsime apskritimą, truputį virš galvos ir žiūrėsime, ar tas apskritimas paliečia kažkokį kitą objektą. Jeigu jis paliečia kažkokį kitą objektą išskyrus playerį, reiškia, mes negalim atsistoti, ten yra kažkoks objektas. Tai mes turime rasti centrą tos sferos, paskaičiuoti jį. Tai tam mes pridėsime papildomą čia parametrą. Ir pavadinsim jį headBlockCheckDistance. Ir pagal nutilėjimą tegul jis būna pas mus 0,1. Nusileidžiam čia ir viską aprašysim. Tai paimsime apskritimo centrą. Tai mes paimsime playerio poziciją, paimsime playerio aukštį, bet nuo viršaus atimsime spindulį mūsų character controllerį. Tai kitaip sakant, pusė jo pločių. Ir pabandysime gauti visus rezultatus. Tai mes atliksime sphere cast all. Ir nurodome centrą, nuo kurio mes kastinsim. Taip pat nurodysim spindulį, nurodysim kryptį, kad kastinsim į viršų. Nurodysime, koks pas mus bus check distances ir turime nurodyti, kokius sluoksnius mes tikrinsim. Tai mes tikrinsim visus sluoksnius išskyrus mūsų playerio sluoksnį. Tai dėl to čia ir rašome tildą. Ir dar vienas svarbus dalykas, mes neturim tikrinti triggerius. Tai query trigger interaction pas mus bus ignore. Jeigu ten pas mus collideris bus triggeriu, tai mes pro tą triggerį turime turėti galimybę praeiti. Ir toliau, jeigu mes radome bent vieną objektą, tai tada atiduosime true. Jeigu ten nebuvo nei vieno objekto, tai atiduosime false. Tai tą veiksmą mes darysime tik jeigu galva neužblokuota. Tai jeigu galva yra užblokuota, mes tiesiog išeisime iš tos funkcijos ir toliau kodo nevykdysime. Tai pabandysime į tai pažiūrėti, ar viskas pas mus veikia. Tai mes galim pritūpti, bet atsistoti, kaip matote, jau negalim, kol virš mūsų galvos yra objektas. Jeigu aš dabar paimsiu tą kubą ir truputį tą kubą pastumsiu, kaip jūs matote, po truputį playeris gali atsistoti, bet vis tiek jis dar liečia mūsų kubą. Jeigu kubas pilnai pasitrauks, tai ir playeris pilnai atsistos. Ir jokios tokios problemos daugiau nebus. Tai dabar jūs žinote, kaip padaryti pritūpimo mechaniką. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.